planų duok. Ne. Aš jums papasakosiu, ką jūs galite veikti savo universitete po paskaitų. O, labas. Štai Vaida iš Socialinės komunikacijos instituto. Mūsų institutas turi asociaciją Draugė kelyje. Ši asociacija užsiema mokslinė, labdaringa, švietėjiška bei leidybinė veikla. Jau nuo 2002 metų leidžia laikraštį Magister Vite su priedu Navininkai. Taip pat asociacija Draugė kelyje kasmet organizuoja vasaros stovyklą jauniesiems žurnalistams Aukštadvaryje. O svarbiausia, kad ši veikla jau tapo tradicinė, yra finansuojama iš studentų surinktų lėšų. O dabar papasakosiu apie Vilniaus pedagoginio universiteto meno kolektyvus. Choras Ave Vita, kaip ir pats universitetas, skaičiuoja 75-osius veiklos metus. Tarptautinio pripažinimo sulaukęs choras per netrumpą gyvavimo istoriją jau pateisino savo pavadinimą. Lotyniškai Ave Vita – sveikas gyvenime. Kolektyvas nepaliaujamai skina laurus, džiugina klausytojus ir gyvena jaunatviškų žavesių pulsuojantį chorinį gyvenimą. Kolektyvas aktyvus televiziniuose projektuose, dalyvavo projekte Lietuvos balsai, kur pelnė daugybę žiūrovų simpatijų ir buvo pripažintas žaismingiausių konkurso dalyviu. Tenor šokio ansamblis Šviesa gyvuoja nuo 1954 metų. Ansamblyje šoka, dainuoja, groja apie 90 įvairių specialybių studentų, būsimų mokytojų. Ansamblis nekartą laimėjo prizinės vietas respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose. Literatų arka – esamų ir būsimų rašytojų namai, kuriuose savo vietą suranda mylintis literatūrą bei rašytą žodį studentai. Į literatų arkos susitikimus ateina norintis kritikos ir pastebėjimų apie savo kūrybą. Aš užsimerkiu ir atrodo girdžiu, kaip tyliai smilksta, kaip dega giliai, į viršų kyla šviesos spinduliai. Šiame universitete studijuoja daug Lietuvos vardą garsinančių sportininkų. Kiekvienais metais vyksta Vilniaus pedagoginio universiteto olimpiada, kurioje varžosi fakultetų komandos. Savo sportiniais laimėjimais džiugina rankinio, krepšinio, irklavimo, graikų romėnų imtynių, bokso, slidinėjimo ir kitų sporto šakų vaikinų ir merginų komandos. Didžiuojamės savo studente, geriausia 2010 metų Lietuvos sportininkė Simona Krupeckaitė. Vilniaus pedagoginis universitetas – puikiai vieta ne tik gauti žinių, bet ir išreikšti save.